tikriausiai yra svarbesnių reikalų. Gerbėjai, ačiū Jums labai, kad esame kartu. Ką tik kalbėjau su Ignu Vėgėle, Seimo nariu, teisininku. Jis buvo pažadėjęs pateikti išsamią šito įstatymo projekto analizę, bet dabar sako, kad dar neįvyko balsavimas. Na, mes žmonės kantrus gal palaukime, kuo baigsis balsavimas. Ir palaukime jo kalbos. Bet prieš tai aš noriu paprašyti jūsų arba pritarimo, arba nepritarimo, jeigu dabar Seimas po svarstymo pritars šito įstatymo projektui, ar mes vėl rinksimės, kai bus šitas įstatymas priminėjimas. Taip. Ačiū. Ir iš karto tada numatykime dar vieną žingsnį, kaip čia gerbiamas šachmatininkas kalbėjo. Jeigu Seimas priims šitą įstatymą, protesto akcijos persikels į Daukanto aikštę prie prezidento rūmų, kad šitas įstatymas nebūtų pasirašomas. Taip. Mes turime įsaugoti Kapčiamiesčio girią ateities kartom. O dabar, gerbėmieji, bandykime kartu sudėlioti mūsų mitingo rezoliuciją. Tai pradėsiu nuo Gedimino, prašau. Tai rezoliucijos tekstas būtų toks. Dėl Lietuvos miškų ir gamtos apsaugos. 2026 metai, balandžio 14 dieną, Vilnius. Mes susirinkę piliečiai pareiškėme, kad Lietuvos miškai ir natūrali gamta yra nacionalinė vertybė, kuri turi būti saugoma ateities kartoms. Dėl to reikalaujame nedelsiant stabdyti Kapčiamiesčio girios pavertimo karinių poligonų procesą, stabdyti Lietuvos gamtos naikinimą, ją paverčiant karo ar pramonės teritorijomis, kai tokie sprendimai nėra pagrįsti būtinybė ir nėra išnaudotos alternatyvos. Užtikrinti skaidrų, viešą ir nepriklausomą poveikio aplinkai vertinimą prieš priimant sprendimus dėl vertingų gamtinių teritorijų. Užtikrinti realų visuomenės dalyvavimą sprendžiant Lietuvos miškų ir saugomų teritorijų ateitį. Parengti ilgalaikę Lietuvos miškų apsaugos strategiją, kuri užtikrintų biologinės įvairovės ir ekosistemų išsaugojimą. Mes raginame Lietuvos Respublikos institucijos priimti sprendimus, kurios saugotų valstybės gamtinį paveldą, stiprintų visuomenės pasitikėjimą ir užtikrintų atsakingą Lietuvos teritorijos naudojimą. Lietuvos gamta nėra eksperimentų teritorija, tai mūsų visų namai ir atsakomybė. Rezoliucija priimta mitingo dalyvių vardu. Dėkui. Sąjūdžio už Lietuvos miškus organizuojamo mitingo rezoliuciją norėtų papildyti ir nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvilai. Jis tikrai turi daug patirties šitais klausimais. Prašom, Zigmai. Dar kartą sveiki. Patirties turiu ne tik kaip politikas, bet ir kaip šachmatininkas. Žaidžiau. Ir rimtai žaidžiau. Mano nuomonė, tai kas vyksta, tai yra ne poligono klausimas. Tai yra noras šią teritoriją, visą mūsų teritoriją paversti karo lauku. Ar mes to norim? Ne. O kas nori būti karo lauke? Man parodykit va tai šitų rūmų nors vieną. Jeigu jie galvoja, kad vienas spartanas juos visus išgabens, nu kai reikės sprukti, jo. Buvo Vidūnas, kuris mus mokė, kad mes privalom kalbėti su visais kaimynais. Nes mes neturim kitos galimybės išlikti, tik kalbėtis. Ir su rytais, ir su vakarais. Dėl to aš siūlau papildyti rezoliuciją, kreipimusi į Seimą, kad nereikėtų mums vargti su vyriausia rinkimų komisija, tegul
priima, jeigu jie nebijo žmonių, tegul priima sprendimą skelbti referendumą. Perduokit klausimą referendumui. Klausimas yra, ar reikia naujo karinio poligono Lietuvos Respublikoje. Ne. Tegul pasako visi, ko mes bijom. Taip. Taip. Matėm, kas Rūdininkuose darosi, ačiū vyram. Matėm, kad skubama jau ir ten daryti. Todėl aš siūlau tai padaryti. Šiuo metu mes galim pasirašyti kol kas tik tai už referendumą konstitucijos pakeitimui dėl grinųjų pinigų išsaugojimo. Vyksta ten, parašai renkami, VRK blokuoja elektroninį pasirašymą. Eikite į rinkėjo puslapį ir ten spręskite. Ačiū Jums už tai, kad susirinkote. Ačiū policijai, kad mus saugo. Ačiū Seimui, kad mūsų bijo. Ačiū. Kviečiu vėl Vytautą Babravičių Seimą.